vienam pasakius, ypač kol jie dar maži, kad tu ramiai čia pabūk dabar, nešūkaliok, kad tikimybė, kad jis valandą ar dvi išbus ramiai ir nešūkaliodamas, yra lygi nuliui. O ką galima matyti toj patalpoj, kur miega žmonės? Nu, tai gerai, jeigu tu turi didelį butą, kur tu turi tenai iškelti į kitą kambarį. Čia darželiuose kalbu. Nu, tai va, o klausimas, o darželiuose yra kokia dabar, ypač dabartinė, va, Vilniuje, kai trūksta darželių, ten yra viskas maksimaliai suspausta. Tarsi, vaikai žaidžia tau pačiu vietoj, paskui išsitraukinėja loras, ten pakampių, ten pat miega. Tai Aš čia būtai viskas čia nuo pradžių, kaip ir tu sakai, viskas naudoti, tai ką dabar jam suleisti, ten nežinau, migdomųjų kokių ar ką, tai akivaizdu, kad, nu, lovoj pagulėti, kaip tu sakai, tai čia, žinai, čia sovietinio lagerio bet ir ramiai mes pagulėti. Tu, reiškia, neišnaudoja energijos, jie verda, tai kūrybiškai. Įsigyto išnaudoja. Jeigu nori... Nežinau, metalofonų kokį nors, tai viskas tvarkoja. Tai va, jeigu